Labadiena, pristatau projektą klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šis projektas yra finansuojamas ES Erasmus+ programos lėšomis. Projekto partneriai. Turkijoje esantis Pamukkale universitetas, Hatay Mustafa Kemal universitetas, Başkent universitetas, Süleyman Demirel universitetas, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijoje šį projektą atstovauja Krajovos universitetas, o Lietuvoje Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šio projekto partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Taigi pristatau įvadinę paskaitą į visą šį paskaitų ciklą. Kalbėsime apie elektros sroves ir moduliaciją. Šios paskaitos medžiagą parengė Pamukkalės universiteto civilinės inžinerijos katedros profesorius daktaras Fatih Cetisli. Ir pristatau aš, Šiaulių valstybinės kolegijos lektorius Dovydas Giedrimas. Taigi, dėl skirtingo protonų ir elektronų kiekio medžiagoje susidaręs teigiamas arba neigiamas krūvis vadinamas elektros krūviu. Jei dviejose laidaus objekto taškuose elektros krūviai skiriasi, medžiaga stengiasi pereiti į neutralią būseną, perstumdama elektronus iš taško, kuriame yra didelis neigiamas elektros krūvis, į tašką, kuriame yra didesnis teigiamas elektros krūvis, todėl jėga virsta elektromagnetinė jėga arba elektros potencialų skirtumu. Tai vadinama elektrovaros jėga arba ir matavimo vienetas yra įtampa, kurią matuojame voltu. Dėl potencialų skirtumo perkeliamo elektronų skaičius skiriasi pagal objekto laidumą. Per 1 sekundę perkeliamų elektronų skaičius yra srovės stipris, kuris yra matuojamas amperais, ir konkrečiai elektrostimuliacijoje, jau kai kalbėsim, tai tas dydis yra miliamperais. Pasipriešinimas jėgai, kuris apsunkina elektronų judėjimą, yra varža, ją matuojame ohmais. Ir varža ir laidumas yra atvirkščiai proporcingi vienas kitam. Ir elektros srovė pasižymi elektrolitiniu, magnetiniu poveikiu ir dėl laidžios terpės varžos išsiskiriančia šiluma. Tai toks trejopas jos poveikis žmogaus. Kalbant apie elektrą, elektros stimuliaciją, tai dar vienas iš svarbių terminų yra laidininkas, tai medžiaga, kuria keliauja būtent elektros srovė. Tai laidininkai gali būti kietos būsenos, skystos būsenos arba dujinės. Skystose laidininkuose elektrolitai neigiamą krūvį turintis anijonai ir teigiamą krūvį turintis kationai arba nuo anodo link katodo judantis elektronai. Anijonams ir kationams susidaryti leidžia vandenyje tirpusios druskos, bazės ir rūgštys. Tai šitie terminai yra būdingi, kai kalbama apie elektros srovės plitimą vandenyje. Nuolatinė srovė, kuri moksliniuose šaltiniuose dar vadinama vienfazė galvaninė srovė, kryptis yra pastovi. Savo kryptį ilgiau nei sekundę išlaikanti srovė fiziškai laikoma nuolatinė srovė. Kintamoji srovė, dvifazė arba faradinė srovė, jinai turi kelias rūšis, tai kai kintamosios srovės stipris pakyla nuo nulinės iki didžiausios teigiamos vertės, jis krinta iki nulinės vertės ir toliau krinta žemiau iki didžiausios neigiamos vertės, o po to vėl grįžta iki nulinės vertės. Tai tokia yra sinusoidės formos elektros srovės kitimo diagrama, tuojaus mes ją ir pasižiūrėsim, analizuosim. Tai srovių kitimo trukmė yra vadinama periodu. Įvykio pasikartojimų skaičius per sekundę vadinamas dažniu arba svyravimų skaičius. Kiek tų svyravimų per 1 sekundę įvyksta, tai matuojamas yra dažnis. Tai dažnio matavimo vienetas yra hercai. Pakilimas nuo nulinės iki didžiausios vertės ir grįžimas iki nulinės vertės vadinamas faze. Todėl jeigu tam tikrų laikotarpių srovės sudaro dvi priešingos fazės, tai srovė yra dvifazė. Ir šios fazės gali būti sinusoidinės, trikampės ir stačiakampės. Taigi čia matome grafiškai pavaizduotą elektros srovės stiprio kitimą. Taigi, tai kaip ir prieš tai minėta, kad nuo nulinės vertės, kai elektros srovės stiprumas didėja iki maksimalios didžiausios jai galimos vertės ir tada grįžta iki nulinės vėlgi vertės, tai ir būtent yra viena fazė elektros
elektros stiprio kitimo. Tai jeigu būtų tik tais iki teigiamos pusės ir iki nulinės ir paskui vėl prasidėtų elektros srovė į teigiamą pusę, tai būtent ir yra vienfazė elektros srovė. Čia šiuo atveju pavaizduota dvifazė, kadangi elektros srovės stipris pasiekęs nulinę vertę, jisai toliau mažėja į neigiamą pusę ir kai pasiekia didžiausią neigiamą vertę, vėlgi grįžta iki nulinės vertės. Tai yra antroji fazė, tai viena yra teigiama, kita neigiama. Ir būtent dvifazė elektros srovė būtent ir yra išskiriama, kad turi ir savo teigiamą ir neigiamą svyravimo dalį. Amplitudė, tai kiek stipriai elektros, tai stipristas arba amplitudė, tai amperais matuojama, stimuliacijoje miliamperais, tai būtent ir nurodo, kiek stipriai elektros stimuliacija svyruoja nuo nulinės vertės į teigiamą ir į neigiamą pusę. Gali būti, kad tik į teigiamą pusę. Na ir periodas tai yra vienas pilnas ciklas, tai kai elektros stimuliacija pasiekia didžiausią teigiamą vertę, krinta iki nulinės, po nulinės pasiekia didžiausią neigiamą vertę ir grįžta iki nulinės vėlgi ribos. Tai yra vienas periodas. Kintamoji srovė. Tai aukšto dažnio srovė yra tuomet, kai jinai yra didesnio negu 1/10 Hz dažnio srovė ir tuomet jinai jau yra apibrėžiama kaip aukšto dažnio srovė ir jos nesijaučia pojūtis, nėra kaip kad pačios elektros srovės. Tokiose srovėse labiausiai dominuoja šilumos ir virpesių pojūtis. Vidutinio dažnio srovė, tai nuo 1/10 iki 1/16 Hz diapazone esančios srovės yra vidutinio dažnio, bet praktikoje dažniausiai naudojamos 4/10 iki 20/10 Hz dažnių srovės. Žinomiausias toks srovės pavyzdys būtų pertraukiamoji srovė, elektrodirgiklio impulsais gaunamas asinchroninis veikimo potencialas. Žemo dažnio srovė, tai nuo 1 iki 1/10 diapazone esančios srovės yra žemo dažnio, bet praktikoje dažniausiai naudojama tai yra nuo 1 iki 200 Hz dažnio srovė. Žinomiausias tokios srovės pavyzdys tai būtų faradinė srovė, progresinė, diadinaminė ir perodinė nervo stimuliacija. Taigi paanalizuosime keletą kintamos srovės parametrų. Tai čia pavaizduotas dažnis, dažnio ypatybės. Tai dažnis nurodo, kiek per vieną laiko vienetą, tai yra per 1 sekundę, įvyksta svyravimų, elektros srovės svyravimų arba fazių. Tai šiuo atveju aukšto dažnio srovė pavaizduota, čia yra mėlyna spalva ir matome, kad mėlyna spalva bangelių yra daug daugiau, galime jas ir suskaičiuoti, tai būtų 1, 2, 3, 4, 5, 6 šitame pavyzdyje esančios 6 impulsai. Tai jų yra daug daugiau negu oranžinė spalva. Oranžinė spalva čia pavaizduotas žemas dažnis, tai matom tik tais pilnas 2 bangas. Tai dažnis tuom ir skiriasi, kad per vieną laiko vienetą aukšto dažnio yra daug daugiau impulsų, dėl to jis vadinamas aukštu dažniu. Na ir žemas dažnis tai yra, kai yra nedidelis impulsų skaičius per tą patį laiko vienetą, yra per 1 sekundę. Apie fazes jau šiek tiek išsiaiškinome, tai fazės, kaip ir kalbėjom, gali būti srovė vienfazė arba dvifazė. Tai mėlyna spalva čia yra pavaizduota dvifazė elektros srovė, tai reiškia, kad jinai amplitudė arba intensyvumas jos didėja tolygiai tiek iki maksimalios teigiamos vertės, tada grįžta, krenta iki nulinės ir po to dar kartelį mažėja iki didžiausios neigiamos vertės ir vėlgi grįžta iki nulinės arba neutralios tos linijos. Tai yra dvi fazės - teigiamos ir neigiamos. Na ir oranžinė spalva čia pavaizduota, kaip atrodytų elektros stimuliacija, elektros impulsai, jeigu yra vienfaziai. Tai taip pat pradžioje didėja iki maksimalios teigiamos vertės, grįžta iki nulinės vertės ir čia fazė pasibaigia, jinai nesitęsia daugiau į neigiamą pusę ir po tam tikro laiko periodo vėlgi stimuliacija prasideda į teigiamąją pusę. Taip turim tik tais teigiamas arba vienas fazės. Tai tokia elektros srovė yra vadinama vienfazė elektros srovė. Na ir elektros srovės dar būna nurodomos kaip simetriškos arba asimetriškos elektros srovės. Tai mėlyna spalva pavaizduota banga arba elektros stimuliacijos
Kitimas yra simetriškas, kadangi pradžioje stimuliacija kyla iki maksimalios teigiamos amplitudės, tada tolygiai nusileidžia iki nulinės vertės ir tiek pat laiko, kiek truko teigiamoji fazė, tiek pat trunka ir neigiama fazė simetriškai vienoj ir kitoj pusėje. Dėl to jinai yra vadinama simetriška elektros srovė. O asimetriška, tai jau turim skirtingus laiko tarpus. Matome, gana stipriai didėja oranžinė linija iki teigiamos pusės ir gana ilgai jinai leidžiasi iki nulinės vertės, bet neigiamoji fazė jau yra nebesimetriška, nebe tokia pati, kokia yra teigiama. Jinai yra daug trumpesnė ir mažesnės amplitudės. Tai va, jau nebeturim simetrijos. Tai simetriška. Vienodai trunka teigiamos ir neigiamos fazės, asimetriška, tai jos jau yra skirtingos. Ir dar kaip pradžioje buvo minėta, kad pati kintamosios srovės forma gali būti sinusoidės, ką matėm prieš tai. Čia yra trikampio formos, kai pasiekus maksimalų dydį iš karto pradeda mažėti. Ir gali būti stačiakampės formos, pasiekusios tam tikrą dydį, jos kažkurį laiką pabūna tam stipriausiam intensyvume ir tik po kurio laiko pradeda mažėti. Tai ta forma būtent ir apibūdinama tai, kokią kreivę jinai nubrėžė tokiam vizualiam apipavidalinimui. Ir galime kalbėti apie 3 nuolatinės srovės moduliacijas. Tai yra pertraukiamoji nuolatinė srovė, tai taikomos srovės kryptis bent sekundę nekinta ir reguliariai būna pertraukiama, įprastai kas 50-60 sekundžių. Pertraukiamoji galvaninė srovė dažniausiai naudojama denervuotiems raumenims stimuliuoti. Tai žodžiu, yra veikimo periodas, tada kažkurį laiką yra pertrauka ir tada vėlgi vyksta srovės tekėjimas per audinius. Atvirkštinė gali būti nuolatinė srovė, tai tokia moduliacija, kai srovė nuolat keičia srovę, kaip tai daro kintamoji srovė, bet kiekviena fazė trunka ilgiau negu 1 sekundę. Na ir apsupta nuolatinė srovė, tai ji panašiai pertraukiamąją galvaninę srovę, bet skiriasi tuo, kad srovės stipris nuo nulinės iki didžiausios vertės pakyla greičiau nei per pusę sekundės. Ir galima išskirti vienfazę ir dvifazę srovę, kuri nuo didžiausios iki nulinės vertės sumažėja arba staigiai, arba iš lėto. Kintamosios srovės moduliacijos tai gali būti pliūpsninė moduliacija. Tai kintamosios srovės tėkmė sutrikdoma kelioms milisekundėms ir prateka kelias milisekundės. Taip moduliuojama kintamoji srovė vadinama rusiška srovė. Pertraukiamoji kintamoji srovė tai tokia moduliacija, kai pertrūkis būna ilgesnis už 1 sekundę, o srovė trunka kelias sekundės. Ryškiausias šios srovės skirtumas nuo pliūpsninės yra tas, kad ji duoda pakankamai laiko raumenims pailsėti, atsigauti po susitraukimo ir pasiruošti sekančiam susitraukimui. Na ir stipria moduliacija. Tai padaroma vienu metu stimuliuojant audinį 2 skirtingo dažnio kintamosiomis srovėmis. Tokiu būdu skirtingos srovės apjungiamos ir išgaunamas vientisos srovės efektas arba poveikis. Tai dar žinoma kaip pertraukiamoji srovė. Na ir impulsinė srovė, tai impulsinė srovė sąvoką reikėtų apibrėžti, nes atsirandant vis daugiau srovės parametrų susidaro terminų sumaištis. Impulsinę srovę taip pat galima apibrėžti kaip trumpais signalais perduodama elektros srovė. Šių srovių ypatybės lemiantys parametrai yra srovės kilimo trukmė, impulso trukmė ir impulso dažnio kaita. Tai impulsinės srovės. Tai srovės kilimo trukmė tai laikas, per kurį impulso srovė pakyla nuo nulinės iki didžiausios vertės. Tai gali staiga šauti į viršų, gali lėtai didėti, kol pasiekia maksimumą ir lėtai sumažėti. Impulso trukmė tai yra laikas, per kurį gaunama mažiausia nervui stimuliuoti reikalinga elektros energija ir jisai lygus stimuliuojamo nervo chronaksijai. Trunka nuo kelių sekundžių iki kelių milisekundžių. Tarpas tarp impulsų irgi gali būti nuo 10 iki 999 milisekundžių. Na ir impulso dažnis tai ritmų per sekundę skaičius arba impulsai per sekundę, tai matuojama hercais. Tai nurodo, kiek per 1 sekundę įvyksta elektros srovės svyravimai. Ir gali būti impulsinių srovių moduliacijos. Tai impulso moduliacija tai pagrindinė paskirtis atitolinti pripratimą. Pulsuojančios srovės trukmė, stipris ir dažnis automatiškai kyla ir po to krinta.
Nes jeigu srovė bus nuolatiniame tokiam pastovume, tai centrinė nervų sistema pripranta prie to pojūčio ir atrodo ilgainiui, kad stimuliacijos stiprumas sumažėja. Tai srovės moduliacija, tai gali būti moduliuojama visa srovės fazė, o ne tik jos trukmė, stipris ir dažnis. Moduliacija gali būti pertraukiamoji, impulsinė ir kylančioji. Tai pertraukiamoji, tai kelių sekundžių trukmės poilsis, po kurių kelias sekundės teka srovė. Impulsinė, tai kitoks impulsinės srovės panaudojimo būdas, kai tarp srovės ir poilsio varijuojama kas kelias milisekundės. Ir kylančioji, tai priešingai pertraukiamai impulsiniai sroviai stipris laipsniškai didėja nuo 1 iki 5 sekundžių ir laipsniškai mažėja. Tai kai yra impulsinė srovė, poilsis trunka kelias sekundės. Na ir čia matom tas moduliacijas. Tai dažnio moduliacija, matom, tarkim, čia pavaizduotas yra vienas laiko vienetas, tai gali būti čia išskiriami kaip stačiakampios formos impulsai, tai jie staiga pakyla iki maksimalios savo vertės, trunka kažkurį laiką, tai čia būtent būtų ir nurodomas impulso trukmė ir tada impulsas pasibaigia. Ir tada po kurio laiko prasideda vėlgi impulsas. Tai dažnio moduliacija yra, kad skiriasi, kiek per 1 sekundę yra pateikiama impulsų. Šiuo atveju šitą sekundę turim 4 impulsus, šitą sekundę jau 3 impulsus, paskui vėlgi 4, na ir keičiasi taip tie dažniai. Tai jie gali nuolatos kisti kiekvieną sekundę. Laiko moduliacija, tai kai keičiasi impulso trukmės laikas. Matome, yra ir ilgesni impulsai, kurie trunka ilgiau, tai čia bus stačiakampės formos bangos, ir trumpiau trunkantis impulsai yra kvadratinės formos. Tai kai pakilo, pabūna tam tikrą laiko tarpą, kiek yra jų amplitudė ir nusileidžia. Matom kvadratinę formą, dėl to jie taip ir vadinasi. Na ir amplitudės moduliacija, tai arba to stimuliacijos stiprumo moduliacija, tai kai nuolatos kinta pats stiprumas. Tai matom, čia šiek tiek mažesnis intensyvumas, kitas impulsas jau prasideda šiek tiek didesnė amplitudė, pakyla iki aukštesnės vertės, kitas dar aukštesnės ir tas stiprumas nuolatos kinta. Tai dažniausiai stimuliacija yra nustatomas, jeigu nemoduliuota srovė, tai kažkoks tai dydis ir jisai vyksta visą stimuliacijos laikotarpį, jeigu mes jo nepakeičiam. Na, o moduliacijoje tai automatiškai nuolatos tas laikas amplitudė keičiasi ir tokiu atveju nėra centrinei nervų sistemai pripratimo. Taigi, aptarėme pagrindinius parametrus ir srovių tipus, kurie bus naudojami elektros stimuliacijoje, kad turėtumėm tokį aiškesnį vaizdą, kai kalbėsime teorinėse paskaitose. Ir čia matom šaltinių sąrašą, kuo remiantis buvo sudaryta šios paskaitos medžiaga. Pristatau jums ir šio projekto visus dalyvius, kurie atsakingi yra būtent už šito projekto įgyvendinimą, už medžiagos surinkimą ir pateikimą jums šitų paskaitų ciklo metu. Taigi, ačiū už dėmesį.